Ačiū už garbingą užduotį jums pasakyti kalbą apie visuomenės sutelktumą kilus grėsmai. Kaip mes puikiai žinom, ta grėsmė yra šiandien reali. Aš asmeniškai kartu su savo grupė mes to dirbam kasdien Ukrainos kontekste. Noriu save pristatyti kaip kontrhybridą. Ir tai dviem prasmėm. Visų pirma, kaip Lietuvos Ukrainos kontrhybridas, kur mes veikiam jau, sakykime, karo sąlygom, bet kaip, ne visai kaip kariai, o kaip, kontrhybridai. Šiuo metu pavyzdys, šiuo metu vyksta mūsų akcija, kur galima skambinant į vieną numerį 1419, spesius 2 eurus į mūsų sąskaitą, kur mes naudosim Ukrainoje. Bet tai galima ir kitaip interpretuoti. Žinant puikiai, kad šiuo metu yra kalbama apie ginklus, ginkluotę namuose, ten apie šaulius, taip toliau. Šiom dienom, kiekviename name, pas kiekvieną lietuvį yra ginklas, telefonas, kur galima pervesti mums ir tokiu būdu prisidėti prie grėsmės numalšinimo Ukrainos kontekste. Tačiau turi ir kitą pusę. Aš esu Švedijos Lietuvos hybridas. Ir aš norėčiau šiandien faktiškai daugiau kalbėti iš tos pusės, kalbant apie visuomenę ir apie grėsmę. Kai kalbama tokiam temom kaip apie grėsmės ir apie tokius baisius dalykus, dažniausiai kreipiamas dėmesys į akivaizdžias grėsmės, pabrėžiama būtinybė atsižvelgti į kylančius pavojus ir raginama į juos reaguoti. Tai yra suprantama. Kuo daugiau baimės ir neužtikrintumo, tuo daugiau ir stipriau reikalaujama stipriai reaguoti. Suprantama, taip. Visuomenė ir jos gyventojai, piliečiai nenori krizės. Net vengia apie tai galvoti ir tik krizai kilus ar atsiradus grėsmai jai kilti, nenori pradedama galvoti ir veikti. Neretai grėsmė ar jos šešėlis gudriai ir įžūliai naudojama kaip vidinė priemonė stiprinti politinės ar kitokias pozicijas. Sakykime, jo piknaudžiaujama šiek tiek. Apeliuojama į emocijas ir neretai ir ką vadinčiau buku patriotizmu. Grėsmė. Kaip reikia, aišku, tas grėsmėms reaguoti? Tai faktas. Kaip mes darom mūsų paramos grupė Mėlyna ir Geltona arba Blue Yellow. Bet po patirties Ukrainoje man vis labiau darosi aišku, kaip bebūtų keista, kad reikia stengtis kiek kitaip žiūrėti į kitą temą. Ne visų pirma baugiai į grėsmę, o būtent viltingai į visuomenę ir jos potencialą. Grėsmė niekada nekyla iš niekur. Ji visada turi visuomeninį kontekstą. Dažniausiai ji kyla iš traumuojančių visuomeninių ir socialinių krizių, kaip pavyzdžiui Vokietijoje prieš Antrą pasaulinį karą arba kaip šiandien iš potarybinės Rusijos. Kita vertus, visuomenės, kuris sugeba atmušti ir susidoroti su joms kilusioms grėsmėmis, irgi turi savo kontekstą. Tai erdvės, kur socialiniai ir simboliniai ryšiai pakankamai stiprus ir atsparus, kur noras ir ryžtas apsaugoti tai, kas yra bendra, stipresnis, reikalui esant net už norą apsisaugoti. Dažnai girdim klausimą, o ką darytum, jeigu, tai yra kotiruojama ir spaudoje, ir kitom formom, lyg ieškant geriausių sprendimų krizės akivaizdoje. Kai mes pradėjome veikti Ukrainoje, ir esu tuo tikras, žmonės, lietuviai, pradėjo veikti apie 90-uosius. Pagrindinis klausimas nebuvo, ką daryčiau, o kas aš esu. Po to, žinant, kas tu iš tikrųjų esi, seka gana natūraliai, ką reikia daryti. Tapatybė sprendžia už mus, kaip suprasti padėtį ir kaip su ją draugė su kitais susidoroti. Sveika ir gyvybinga tapatybė, kalbu tiek apie pilietinę tapatybę, kaip apie valstybinę tapatybę, turi dvi pusės. Viena, kur stovi tvirtai, remiasi giminėmis, tradicijomis, istoriniais pavyzdžiais, laimėjimais ir gal ir pralaimėjimais. Kita, kuri juda į priekį,
susiformuoja iš gilaus noro vystyti ir brandinti jau esamą tapatybinį turtą. Kartoju, kai kalbu apie tapatybę, kalbu toli gražu ne apie kažkokią buką patriotizmą, kuris toli neveda. Tokių pavyzdžių būta daug. Visuomenės branda ir atsparumas be abejo turi turėti tam tikrą patriotinį atspalvį. Tačiau to ne iš tolo neužtenka. Visuomeninis projektas turi visų pirma įrodyti savo potencialą, teikti galimybę savo dalyviams vystyti save ir savo svajones. Čia reikia paminėti demokratiją, apie kurį mes kalbam kartais trupučiuką taip padrikai ir kas ta demokratija, ką tai reiškia. Aš esu įsitikinęs, kad tikra veikianti demokratija būtent duoda paprastam piliečiui galimybę tapti savo svajonių šeimininku, tuo pačiu gerbent kitus. Esame vietoj, kur prieš 26 metus buvo įrodyta, kad gerai sutelkta visuomenė gali nuversti kalnus. Tai buvo daroma įvairiais sumetimais ir įvairiomis motivacijomis, įskaitant tikrai, esu to įsitikinęs, gilų patriotizmą. Tačiau vienas svarbiausių sutelktumo faktorius, kai žmonės tiesiog norėjo, kad būtų geriau, kad norėjo gyventi geriau, kad atsibodo nevykusi santvarka. Su to ir šiandien mes dorojamės Lietuvoje dabartiniai. Ne taip greitai, kaip norėtųsi, ne visada taip protingai, kaip reikėtų, bet vis tik. Visuomenė, kuri mato save visų pirma kaip potencialą, o ne kaip galima auka, susitelks ir kilus rimtai grėsmai. Nors ir Lietuvoje yra reikalas iš tikrųjų mąstyti apie realų pasiruošimą nemalonumams, įskaitant ekstremalias priemonės, ir aš esu tuo priemonių dalis. Norėjau šiandien trumpai pakalbėti apie gilesnės sutelktumo prasmes. Grėsmė yra ne tik blogai, ji taip pat duoda galimybę apmąstyti ir skatina mintis apie tai, kaip sudaryti sąlygas gilesniam sutelktumui tiek taikos, tiek netaikos atvejams. Tai ne taip paprasta. Matom, kad kai kurie žmonės ir Lietuvoje, toj pačioje, masto, kad tobula diktatūra geriau negu netobula demokratija. Tačiau geriausias būdas neutralizuoti tokius apmąstymus ir stumti juos užmarštin. Vis dėlto nėra bijoti diktatūros, o stengtis gerinti visuomenės santvarkos pamatus. Pats geriausias būdas sutelkti visuomenę ir taikos, ir krizės, ir net karo atveju yra žodžiais ir veiksmais sukurti jai galimybę vystyti jau prieš grėsmę. Pats galingiausias ginklas šiame procese yra švietimas. Plačiaja prasme. Neseniai po eilinį buvimo Donbase, apsilankydamas Granitnoje vienoje mokykloje, prie pat fronto linijos, gavau signalą, kad kažkas iš tikrųjų keičiasi. Paklausus, ko reikia, mokytoja supratusi, iš kur mes, iš Europos. Įkyriai prašė literatūros anglų kalbą. Mes tokie susitelktami su Ukrainos pilietinė visuomenė įvešim kitą kartą. Kartu su tam tikra viltim, kad kažkas keičiasi ir kad tu gali keistis, jei nori. Čia noriu taip pat labai rimtai pabrėžti, kad mes gal galim abejingai žiūrėti Lietuvos sutelktumo laipsnį ir taip toliau, bet noriu tikrai pasakyti, kad rytuose, Ukrainos rytuose, Lietuva yra visiškas simbolis ir vilties signalas. Noriu rodyti trumpai vieną video, tikiuosi, kad yra dabar, neseniai filmuota Ukrainos fronte bataliono Donbaso. Jį gal išduoda liūdesį ir desperaciją, tačiau taip pat teikia viltį ir šį bei tą išsako apie mūsų sutelktumo esmę ir prasmę. Garsas. Garsas, kur? Как для нас уже, братства у нас в России нет. Мы не хотим допустить того, чтобы в Киеве были российские танки. Молодцы вы, этого не допустили в 1991 году. Соответственно, мы не хотим повторения. Будем бороться до конца.
Mes kovosime iki galo, mes tikėsimės jūsų pagalbos ir su agresoriu susitvarkysime ir jums padėsime. Dabar mes negalim rašyti flomasterių, tai mes galim tik tai šoviniais numerį parodyti ir tikimės, kad mūsų vaikai rašys ne numerius, o knygas, eilėraščius ir jau flomasteriais, pieštukais. Taigi, visi to tikimės. Ačiū už dėmesį.